Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos trečia kryptis numato net 3 priemonės, pagal kurias skatinamas su žemės ūkiu nesusijusio verslo kaimo vietovėse kūrimas. Programos priemonė parama verslo kūrimui ir plėtrai numato pagalbą alternatyvių žemės ūkių verslų kaimo vietovėse siekiantiems užsiimti pavieniams asmenims ir labai mažoms įmonėms. Kaimo plėtros politika tam yra ir skirta, kad per kaimo plėtros tikslus ir prioritetus gerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėje ir tai daryti visapusiškai. Dėl to kaimo plėtros priemonės yra ne tik tai priemonės skirtos žemės ūkiui puoselėti, tačiau kartu ir priemonės, kurios orientuotos į nežemės ūkio verslų kaimo vietovėse skatinimą. Iš viso 2007-2013 metų laikotarpiu kaimo ekonomikos įvairinimui buvo skirta virš 680 milijonų litų kaimo plėtros fondo paramos. Didžiausia šios paramos dalis, daugiau nei 407 milijonai litų, skirta verslo kūrimui ir plėtrai. Taip pat pareiškėjai galėjo naudotis kaimo turizmo veiklos skatinimo ir perėjimo prie nežemės ūkio veiklos priemonėse numatyta ES parama. Šių priemonių įgyvendinimui atitinkamai skirta 160 ir 112 milijonų litų paramos. Ta parama nėra tokia didelė kaip ta, kuri skirta priemonėms susijusiams su žemės ūkio veikla. Rezultatai šiai dienai yra tokie, kad praktiškai visos šitos 3 kaimo plėtros programos priemonės skirtos nežemės ūkio verslui, jos yra įgyvendintos, tai yra visos lėšos yra panaudotos. Pačioje Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos įgyvendinimo pradžioje, kiek atsargiai vertintos kaimo verslo skatinimui skirtos priemonės, didelio susidomėjimo sulaukė po to, kai pareiškėjams buvo sudaryta galimybė teikti projektus pagal supaprastintą tvarką.